YouTube dės? Tai įdomu pasidarė dabar man. Kaip čia gaunasi? Taip įmi trupinį. Sutrumpa. Tu paimi pypkę, sudedi. Biškai smulkesniais gabaliukais šis sudedi. Tai nepalikt ant delno nieko. Kažkas pypsina mum, bet gal ne mum. Sukim viskas, po to rūkai. Paimi rūkai. Tai žiebtuvėlį reikia gerą. Nežinau, kur yra. Pas Andrių? Ne, mano kišenė. Radau. Tiesiog tokiu principu. Palaikai ilgiau burnoje, neišleidi iš karto. Ir puti po to. Eiti toliau su teisminiu. Principė viskas. Gal čia liko nemažai. Dar traukti po to. Gali padaryti pertrauką. Pradžioje nerūkyti. Nerūkyti gali, po to pertrauką padarai. Gali biškį ir užgesti. Matot. Pypkė dabar nulūžus, bet nieko negadina praktiškai. Oi, gardus dūmas. Net visas parkas kvepia. Matosi dūmas? Matosi. Turėčiau biškį palaukti. Šitam dalykė skubėti neverta niekados. Net Andrius pasakys tą patį. Nepirmokčiau. Gali apipūsti net į savo artimą. Susėdė šalia staliuko. Tik pamėgė. Jis irgi gauna dūmų, bet biškį lėtesnę dozę. Gali pasikviesti merginų. Jos mielai parūkytų irgi. Bet kadangi neturime daug žolės, tai nekviečiam nieko. Nes gana brangus malonumas. O, čia gera, ištraukė jau. Dabar labai vos neužspringau, nes labai stipri žolė. Per daug įtraukiau, užsidegė tiesiog pypkė. Štai parūkęs gali su mašina tolimą kelią nuvažiuoti, nes labai pagerėja reakcija. Pagerėja reakcija, atsipalaiduoji, greitį geriau pajauti. Bet būtinai turi būti muzika gera. Narkoman. Aišku, ne aliuk. Narkoman. Gali būti bet ko. Rusiška gali tik. Netgi lietuviška kartais. Nežinau, dar ko. Dar trauk gal? Tai jau. Tada važiuosim? Sirenuku. Nu? Sirenuku? Galėsim minti. Kur varysim į fermas?